Na, o iškopus į finalo ketvirto varžybas. Arčiau krepšio, čia gražus reidas ir 2 taškai su pražanga. Ignas Sergiūnas prieš inicijuojant ties per ten, kur norėtų žaisti Vilkšunio lygoje su Sabonio krepšinio centro ekipa. Vilys arčiau krepšio. Jo perdavimas komandos draugui ir čia 2 taškai. To rekreacijos centro pirmąją ekipą. Laukia taip pat intriguojantis mūšis, nors Alytaus komandos treneris. Ohoho! Ignas Sergiūnas savo baudos aikštėje leidžia. Tamošiūnas arčiau krepšio, perdavimas Lukui. Jakubauskas buvo vienas iš savo ekipos lyderių, pelnęs daugiausiai taškų. O čia dar vienas dėjimas. Sirvydis. Į baudos aikštę. Sirvydis puikų sekundės. Lukas Uleckas perima kamuolį. 5 sekundės. Ir Vilniaus komandai lieka tik 4 sekundės. Neifaltas. 2 sekundės. Viena reikia jau išmesti kamuolį. Neifaltas meta ir pataiko! Sabaliausko auklėtiniai pataikė 5, kuomet Sabonio krepšinio centro auklėtiniai tą darė 3 kartus pataikė. Ir šis Redo Jakubausko 2 taškis buvo pirmieji jo taškai rungtynėse. Čia dar vienas perimtas kamuolys. Ir nepataiko Masalskis. Baltarusijos pilietybę turintis krepšininkas. 25-18 ir Marčiulioniukai stengiasi dar kartelį atsiplėšti rekordinės. Ir šioje dviejų skirtingų filosofijų komandų dvikovos garsiau apie save pareikšti ir Marius Valinskas. Jo 4. taškas šio kėlinio metu. Vilis siekia tiesa su kamuoliu, viena iš retesnių progų kartuoti savo metį, dėstyti plačiau. Arčiau krepšio ir pačio klaida. Sergiūnas greitoje atakoje ir čia 2 gražūs taškai. Ir žinoma, daugiau galimybių buvo, kad jis bus netikslus negu taiklus, o čia 2 taškai su pražanga. Šis aukštaūgis sužingsniuoja. Sabonio krepšinio centro auklėtinių atsakymas. Lukas Uleckas meta ir pataiko kategorijoje. Kauno komandos atsakymas. Tamošiūnas perduoda kamuolį Sergiūnui. Paskutinė atakos sekundė atakuoja ir pataiko. Justas Sakalauskas neišnaudota 100% proga. Vilys arčiau krepšio 2 jo taškai 47. Bandymų priartėti. Vilniaus komandos spaudimas turi ir tam siejame. Tadas Vaičiūnas prašo užtvaros iš Masalskio, atakuoja. Talentingas 2000 metų gimimo krepšininkas atiduoda kamuolį komandos draugams, o Tadas Vaičiūnas jaučia, kad jo rankelės kaip reikiant karštos pataiko dar vieną tolimą metimą. Jau pirmautų Vilniaus komanda. Na tai tik hipotetiniai scenarijai, tiesa, žaidžia prieš savo oponentą Šemeklį. Žaidimo Sergiūnas. Jo sudėtingas metimas. Vaičiūnas 3. Sergiūnas varinėjasi kamuolį ir jo reidą. O Kauno komanda sugebėjo pabaigti ketvirtį pirmaudama 11. Vilys iš toli meta ir pataiko. Sabonio krepšinio akademijos auklėtiniams. Iš toli atakuoja Sabonio krepšinio centro auklėtinis. Puolime. Domantas Vilys. Dar sykį. Ir dar sykį pataiko Domantas Vilys. Burbulinių iliuzijų, o dėl labai 58. Tiesa, Lavrinovičius metė 10 metimų iš žaidimų, visus juos prametė. Valinskas. 3 taškai. Valinskas. Elvis Jozaitis, jo 2 taškai į rezultatyvų puolimą. Tadas Vaičiūnas prieš Luką Ulecką. Perdavimas Lukui Kišūnui. Lukas Kišūnas gauna bloką be pražangos. Kišūnas savo komandai nebepadės. Redas Jakubauskas išvengė varžovo gynybos. 27 sekundės. Na jau laiko lieka katastrofiškai mažai. Sirvydis iš toli pataikos.